Sveiki! Mane supa senojo Vilniaus čerpiniai stogai ir bažnyčių bokštai. Apačioje vingiuoja neris. Jaučiu ir šiuolaikinio miesto pulsą. Prie Baltojo tilto šurmuliuoja šimtai miestiečių. Šalia kyla nauji dangoraižiai. Esu Vilniaus centre. Būdamas šioje vietoje, noriu Jums papasakoti apie vieną ypatingą objektą – prekybos centrą CUP. Duris atvėrė jis 1974 metų gegužės 16 dieną. Nesunku suskaičiuoti, kad šiemet jiems sukanka 50 metų. Išties, istorijos vertas gimtadienis. Tai ilgiausiai sostinėje veikiantis prekybos centras. Per pusę amžiaus pasikeitė daug kas. Ekonominė, politinė aplinka, užaugo kelios vilniečių kartos. Vieni jį vadina universalinį, kiti CUPų, treti kapų, į kurį užsuka puodelių kavos. Prekybos centro istorija gili ir spalvinga. Leiskite, trumpai Jums ją nupasakosiu. Prekyba sena kaip pasaulis veikla. Tai liudija faktas, kad istoriniuose miestuose vienos svarbiausių erdvių – senosios turgaus aikštės. Tokia kadaise buvo ir Vilniaus Rotušės aikštė. Pagrindinė miesto turgavietė, į kurią iš visų pusių tarsi upeliai subėgo svarbiausi miesto keliai. 1923-aisiais Gedimino prospekte iškilo šie prekybos namai, priklausę Lenkų pirkliams Jablkovskiams. Savotiškas šių laikų prekybos centro pirmtakas buvo bene moderniausias Vilniuje. Įdomu, kad užslinkus sovietinėje epochai šis objektas toliau tarnavo kaip Vilniaus universalinė parduotuvė. Tačiau dėl ankštų erdvių tapo aišku, kad pirkti dviratį ar batus prieš kariniame pastate nepatogu. Netrukus miestui išaugus senąjį rūbą kilo mintis pastatyti naują prekybos centrą. Parinkti vietą svarbiausiams objektams – nemenkas galvosūkis. Būsimąjį prekybos centrą CUP architektai iš pradžių regėjo čia, o gal čia? Visų šių vietų buvo atsisakyta, nes ko gero neįmanoma atsispirti idėjai, siūliusiai ne tik statyti didelę parduotuvę, bet ir formuoti ištisą naująjį miesto centrą. 7-ojo dešimtmečio pradžioje architektai Nasvyčiai, Čekanauskas, Brėdikis dešiniajame Neries krante pasiūlė suformuoti darnų ansamblį, kurį sudarytų ir viešbutis, ir buitinio aptarnavimo kompleksas, ir žinoma, didelė universalinė parduotuvė. Vieta visokeriopai patraukli. Mat nuo seno kairiajame Neries krante užstatymas jau buvo tankus, o čia erdvės nestigo. Kita vertus, tai nebuvo plynas laukas, o vieta su solidžiu istoriniu krūviu. Iki pastatant prekybos centrą, ši plati pėsčiųjų alėja buvo viena svarbiausių senojo Vilniaus magistralių. Tai buvo kelias, vedantis į Ukmergę ir Rygą. Į jį patekdavai eidamas iš miesto centro Neries link, tada kirtęs seniausiai tiltą Žaliai. Ir štai, tu jau čia, istorinėme trakte. Valdovai, kariuomenės, paštininkai, pirkliai, maldininkai, kas tik nėra mynės šio grindinio. Ir tik pastačius naująjį prekybos centrą, tranzitinis eismas buvo nukreiptas aplink, o pagrindiniais šios alėjos naudotojais tapo pėstieji. Parinkus vietą, prekybos centrą beliko pastatyti. Dar 1965 metais spauda paskelbė, kad Vilniuje jau statomi prekybos rūmai. Novatoriška karkasinė konstrukcija stebino praeivius ir žurnalistus. Statybą spartino čia pat aikštelėje įrengta statybinių detalių gamykla. Vis dėlto, ne viskas ėjo kaip sviestų patepta. Darbus sunkino sudėtingas pakrantės grundas, strigęs medžiagų tiekimas. Netrukus dėmesį ėmė glemžtis netoliese kylantis operos ir baleto teatras. Dalį resursų neteko perduoti Uzbekistano sostiniai Taškentui, sukurti tam žemės drebėjimo. Tad vilniečiams dar teko sukasti dantis ir bene dešimtmečiui apsišarvuoti kantrybę. Didžioji diena išaušo 1974 pavasarį. Po bemiegių naktų, paskutinių turėklų dažymų ir prekių išrikiavimo, darbuotojai pagaliau iškilmingai atrakino naujojo prekybos centro duris. Gegužės 16-ąją vidun sugužėjo šimtai, veikiau tūkstančiai smalsių vilniečių. Tais ribotos planinės ekonomikos laikais lankytojams raibo akis nuo pasiūlos. Juos pasitiko drabužių, avalynės, galanterijos, parfumerijos, sporto, elektronikos, kanceliarijos prekių skyriai ir tai dar ne viskas. Stulbina tai, kad solidžią dalį prekystolių užėmė lietuviški gaminiai. Tai lelijos, spartos, jiesios, rožės, žuvėdros ir kitų įmonių produkcijai.
Beje, net ir šiais globalizacijos laikais, kai visas pasaulis po ranka, lietuviški prekių ženklai ir toliau džiugina pirkėjus. O žinote, nuo ko anuomet labiausiai atvipo žandai? Eime parodysiu. Šiandien nieko nestebino, o kadaise pritrenkianti naujovė. Taip, kalbu apie eskalatorius. Prekybos centras CUP pirmasis Lietuvoje supažindino su šiuo technikos stebuklu. Nustebsite išgirdę, kad dažnas to meto reportažas parodydavo ne tik prekybos sales, bet ir šiuos važinėjančius laiptus. Buvo įsteigti net specialūs eskalatorininkų etatai. O kiek vargo apsauga vaikydama čia pramogauti atliekusius vaikus, striksėjusius aukštyn ir žemyn. Yra ir vienas kurioziškas atsiminimas. Pasakojama, kad statybos sąmatoje per klaidą buvo įrašytas ne eskalatorius, o ekskavatorius. Ir tik statybų vadovui nuvykus į vieną iš gamyklų užsakyti jo paaiškėjo, kad jis 10 kartų brangesnis nei sąmatoje įrašytas ekskavatorius. Vis dėlto, tokios naujovės atsisakyti nenorėta ir visi iššūkiai buvo įveikti. Sostinės universalinė parduotuvė garsėjo ne tik prekėmis. Tai buvo kelis šimtus darbuotojų samdžiusi įmonė, laikyta pavyzdinė savo srityje. Bet jei buvai nepatenkintas ano meto aptarnavimo kultūra, o reikia pripažinti, jį tikrai kartais šlubčiodavo, pardavėjas šypsenos atvykdavo ieškoti būtent čia. Aišku, ir čia ne viskas buvo tobula, bet savo į šviesos spindulėlį rasti galėjai. Režisierius Gediminas Kvarnavičius kadaise susuko nuotaikingą satyrą, kurioje pirkėjų apsimetęs aktorius šypsenos ieško ir pagaliau ją randa 4. aukšte. Įdomu, kad kartais jauni žmonės ateidavo dirbti į universalinę norėdami įveikti bendravimo baimę. Jei tokią turite ir jūs, gal verta išbandyti pardavėjo profesiją? Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, daug ką reikėjo perkurti iš naujo. Institucijos, gamyklos, žmonės išgyveno didžiulius pokyčius. Jei tuo metu gyvenote Vilniuje, tikriausiai regėjote CUPą įdomių pereinamųjų laikotarpių. Kokiais 93-aisiais jis jau dirbo rinkos ekonomikos sąlygomis, tačiau išorė ir vidumi dar buvo paveldėtas iš sovietmečio. Televizijos archyvuose saugoma įdomių to laikmečio perliukų. Pavyzdžiui, masinis juvelyrikos pirkimas prieš įvedant naują valiutą – litą. Arba gili prekybos centro krizė, dėl kurios jam neteko laikinai užsidaryti. Vis dėlto, Lietuva po truputį stiprėjo, o tie, kas gimė anksčiau, bet išmoko dirbti naujomis sąlygomis, įgavo antrą kvėpavimą. 2004 paženklinti Lietuvai bent 3 svarbiais įvykiais – įstota į Europos Sąjungą, įstota į NATO ir įvyko prekybos centro CUP rekonstrukcija. Žinoma, dėl CUP rekonstrukcijos visai Lietuvai svarbos truputį šaržuoju, bet sostinės mastu anuomet tai buvo išties reikšmingas įvykis. Architektas Leonidas Merkinas atsinaujinimus įgyvendino išties subtiliai. Išliko panašūs tūriai, fasadus ir toliau dabino balta spalva. O štai viduje naujovių daugiau. Esmingai pasikeitė išplanavimas, atnaujinti eskalatoriai, įrengti liftai, o 5. aukštas, anksčiau skirtas administracijai, pritaikytas komercijai. Jo viršuje įrengtas ovalus švieslandis. Beje, ar pastebėjote, kad paprastai prekybos centruose beveik nebūna langų ir nesupranti, kas vyksta kitapus sienos? Tad šiuo aspektu prekybos centras CUP maloniai išimtis. Miesto centras turi savyje labai daug dalių. Tai yra žmonės, kurie dirba, gyvena, leidžia laiką ir jame reikia būti, kad patenkinti jo lūkesčius. Tai ko gero tas supratimas, ko jam reikia ir ieškojimas, leido išlikti toj dideliai konkurenciniai kovoj, kuri buvo tuo metu kuriant kitus prekybos centrus Vilniuje, kurie neturėjo istorijos, jiems nereikėjo keisti veido, jie įkūrė nuo nulio. O mes turėjom jau labai didelę istoriją prieš tai, turėjom didelę patirtį, turėjom savo atvaizdą klientų veiduose ir turėjom jiems atgimti iš naujo arba pratęsti tai, kas buvo geriausio. Ir per 20 metų taip pavyko, nes taip kaip miesto centras ir miesto naujas centras tapo neišvengiamu, taip mūsų vieta ir veikla čia yra neišvengiama. Klientui reikia, kad mes čia būtumėm ir mes čia esam. Didžiausią patirtį turintis sostinės prekybos centras nenustoja evoliucionuoti. Didesni ar mažesni atnaujinimai čia vyksta nuolat, keičiasi prekių asortimentas. Tai vieta, kur susijungia seną, artimą, pamiltą ir naują, šviežią, inovatyvų. Prekybos centras, kuris nuolat keičiasi miesto ritmu. Iki susitikimo CUP prekybos centre, Vilniaus centre.